Dainavos rajono daugiabučių namų gyventojams problemos dėl nuolatos dingstančios elektros energijos greitai taps praeitimi. Šio rajono daugiabučių administratoriai pradėjo gyvendinti kapitalinių elektros instaliacijų atnaujinimo programą. Pasak bendrovės City Service atstovų, šiemet planuojama atnaujinti elektros sistemas 5% daugiabučių namų. Šio namo esančio Dainavos mikrorajone gyventojai skundėsi dėl nuolat namie dingstančios elektros energijos. Daugumai gyventojų nusprendus dalyvauti elektros sistemų atnaujinimo programoje, šiuo metu name elektrikų atliekami darbai jau juda į pabaigą. Visgi žmonės daug prietaisų turi, tai televizoriai, šaldytuvai, įvairūs kompiuteriai. Tai žinot, visi kartu įjungia, gali neišlaiko. Tas išmušdavos, kaip sako, saugiklius. Ir ne visi žinojo, ir ne visi dabar dar turbūt žino, kad galima jungti labai paprastai. Taip kad, kaimynkos pas manęs yra pensininkas, tai jos nežino pačios, kaip ten, ar sugedo, ar perdegė saugiklis, ar ką. Šaukėsi pagalbos, ateik pasižiūrėk, kame reikalas. Yra kiti dar, gal staliauja, gal gręžia, sugrėžimo su perforatoriais dirba, žinot, yra nepritaikyta. Labiausiai labai smagu, kad iš lauko pusės bus apšviesta, nakties metu grįžta žmonės iš darbo, viską apšviestas pastatas. Tai irgi laiptinės irgi, žinot, visokio būna atsitikimų laiptinėse. Tai moterį, atima rankinė, tai taip toliau. Tai taip pat, vienu žodžiu, dėka City Service mes patenkinti. Specialistų teigimu problemų kyla dėl to, kad elektros sistemos per dešimtmečius jau techniškai paseno, be to šiandien gyventojai naudoja daug galingesnių prietaisų. Ši problema yra greičiau ne vienetinė, o tai yra tipinė. Tai, kaip žinome, Dainavos rajonas yra 30 metų senumo, dėl tos problemos yra atgyvenę daug kas. Šito atveju reikalinga remonto ir neišimtis ir elektros instaliacijai. Kaip žinome, per 30 metų žmonių aplinka pasikeitė, kaip ir reiškiasi būtinė technika. Tuo metu, kada prieš 30 metų turėjo žmogus, reiškiasi geriausia atveju siurblį silpnos galios, tai šiais laikais yra pasirinkimas būtinės technikos ir naudosi ją. Tai yra ir mikrobanginės krosnelės, tai, sakykime, ir dulkių siurbliai galingi, ir, sakykime, ir indaplovės, ir visi kiti, bet įrengimai yra, aišku, daug galingesni, dėl ko gali kilti grėsmė ir pavojus gaisram. Tai dėl tos priežasties būtina beveik visame rajone išspręsti šitą problemą, suremontuoti instaliaciją, pakeisti jungiklius automatinius. Specialisto teigimu panašios problemos gyventojus kamuoja ir su cirkuliacinės linijos vamzdynais. Ūkio priežiūros specialistai suteikė pirmą pagalbą, pravalydami vamzdžius, tačiau praėjus laikui gyventojai skundžiasi tą pačią bėdą. Pasak Kauno grupės vadovo, kol sistema nebus pakeista iš pagrindų, tol bėdos kartosis. Bendrovė City Service kapitalinė elektros instaliacijos remontą artimiausių metų planuoja dar 7 Dainavos mikrorajone esančiuose namuose. Elektros sistemų atnaujinimo programoje dalyvauti norintys gyventojai raginami kreiptis į savo namo administratorius. Pūko žinioms Arminas Boguševičius ir Algirdas Arminas.